Sveiki, vestuvių podcast'o žiūrovai atvykę į Villa Valery. Aš jums parodysiu, kuo išskirtinė yra ši vila, tai keliaukime. Pradžioje, kaip ir matėte, įvažiavimas yra labai patogus. Parkingo vietų vila turi begalės ir įvairiausių, nereikės sustatinėti vieniem kitų ir galvoti, kad kažkas tave išleis arba kaip nors kitaip. Pradžioje pirmasis namelis, kuriame yra įsikūrę jaunieji, kiti VIP svečiai. Šitą mažąją vilą galima užsisakyti ir atskirai, bet apie ją šiek tiek vėliau. Užeikime į vidų, pamatysime jaunųjų kambarį. Užeikit. Jaunųjų kambarys, kaip ir visada, Villa Valery kolektyvas palieka dovanų jauniesiems, čia jeigu ką, nealkoholinis. Tai jaunieji turi ne tik savo atskirą miegamąjį dušus, bet ir vieną labai svarbų momentą. Jie įsikūrę čia, gali stebėti, ką veikia jų svečiai, ko laukia jų. Kiekvienas kambarys mažojoje viloje turi atskirą įėjimą į šį balkoną. Kaip ir sakiau, jaunieji gali stebėti, ką veikia jų svečiai erdvėje pavėsinėje su terasa arba tiesiog mėgautis nuostabių vaizdų, žydinčiomis hortenzijomis arba net ir raudonomis lelijomis čia. Kaip ir matote, Villa Valery turi daug gamtos, kas yra labai vertinama kiekvieno svečio. O pasigrožėję nuostabiais vaizdais keliaukime į apačioje esantį mažosios vilos spa. Apačioje mažosios vilos yra ne tik spa, yra erdvė, kur gali vykti ir mažesnės šventės. Taip pat jinai yra labai patogi vieta antrai šventės dienai. Yra didelis erdvus stalas, vietos, kur prisėsti, mano minėtas spa, o lauke yra net viena iš 3 Villa Valery jacuzzi. O čia mano minėta mažosios vilos spa erdvė. Kaip matote, vietos yra daug, net ir smulkiem pasisėdėjimam, pirtis, persirengimo kabinos, dušai, wow. O po to galima net ir pasikaitinus keliauti į lauką, kur jau laukia pilnutėlis karštas jacuzzi. Aptariant mažąją vilą, jinai puikiai tinka mažosiom šventėms. Taip pat, kalbant apie šventės, kurios vyksta didžiajame pastate, mažoje viloje gali įsikurti jaunieji ir taip pat kai kurie svečių, kurie gaus privačius kambarius su puikiu išėjimu į balkoną, kurį stebėjote ir jūs. Aišku, po pagrindinės šventės mažoji vila puikiai tinka ir antrai dienai arba tai vadinamam after parčiui, kur yra ir džekuzis, pirtis ir visi kiti dalykai. Kadangi vila turi ne vieną, ne 2, o net 3 džekuzis, net balsas kimsta, kaip norisi į jas įlysti, tikiu, vienai iš jų galbūt ir pasipliškensiu. Kaip matote, vila turi begalę teritorijos ir čia viena iš jų. Užlipę ant kalnelio prie mažosios vilos mes turime daug privačių pasisėdėjimo vietų, kur galbūt ar laukiant šventės pradžios arba esant šventėj mažojoje viloje galite prisėsti su savo draugais ir trumpai prisikalbėti. Kas norite dar privatesnio pokalbio, keliaukit paskui mane. Čia, kaip pati vilos savininkė išreiškė, yra vieta, kur nieks nematys jūsų, bet jūs matysite visus. Toks, nežinau, sargų galbūt kampelis, bariukas kokteiliukams, jūs stebite, kas vyksta mažoje viloje, matote pagrindinį pastatą, matote, kas vyksta pavėsinėje ir terasoje, atsiveria nuostabus vaizdas tokiem galbūt net ir romantiškiam pokalbiam, juk niekada nežinai, kada gali susirasti antrąją pusę, gal net ir kokiam renginį. Mėgautis gamta Villa Valery tiesiog gali net gulėdamas. Kaip ir matėte, daug atskirų erdvių, o čia vieta galbūt šiek tiek prigulti ir pailsėti nuo audringo vakarėlio. Į ką norime atkreipti dėmesį, kad renkant į šventės vietą tikrai rekomenduojame, kad jinai turėtų daug erdvės, kad jūsų svečiai turėtų kur pasibūti,
kol laukia jūsų ir galbūt ne tik, tiesiog daug erdvės duoda daug galimybių ir, pavyzdžiui, Villa Valery siūlo savo šventės vietoje turėti išskirtinius momentus. Pavyzdžiui, didelis tvenkinys, galimybė net pasiplaukyti valtele, nors šį kartą, jinai labiau galbūt primena Titaniką, bet nieko tokio. Mes čia turime supynės, kur tikrai svečiai ateina, pasisopa, pasimėgauja. Jiem tas vakaras netampa tokių, nežinau, sporto šventės scenarijum, kad eina vienas po kito. Pavyzdžiui, ateini, supiesi, jaunieji grįž po valandos, tu mėgaujies nuostabių vaizdų, rankose galbūt kokteilis, galbūt bandelė, galbūt kovos puodelis. Ir ramiai laukia ir tas laikas taip neprailgsta, kai yra ką veikti. O jūs galite pasirūpinti tuo, tiesiog nieko nedarydami, pasirinkdami puikiai tinkančią šventės vietą. Kur yra vanduo, turi būti ir pliažas. Ir Villa Valery irgi turi ir tikrai rinkdamėsi savo šventės vietą atsižvelkite, ar galbūt kitą dieną po šventės svečiai besimėgaujantis vandens telkiniu gali, pavyzdžiui, pasimėgauti net ir smėliuku. Smėliukas, gultai, saulės vonios. Tiesiog mėgaujasi ir po vestuvių šiek tiek atsigaudinėji, visiškas relaksas, girdi paukštelių čiulbėjimą, Algirdas gal uždės kokį čiulbantį paukštį, pasidegini ir tiesiog relaksuoji po audringo vakarėlio. Taip pat rinkdamiesi šventės vietą, nepamirškite, kad vis daugiau žmonių taupydami visą vakaro laiką renkasi ceremoniją šventės vietoje. Būtinai turėkite omenyje, kad reikia erdvios, kad puikiai tiktų, aišku, vizualiai tinkančios ir atitinkančios jūsų poreikius ir tiesiog, kad svečiam būtų galimybė patogiai žiūrėti, kaip vyksta pati ceremonija. Taip šiek tiek sutaupysite pačios šventės laiko ir vakarėlis galbūt prasidės anksčiau. To tikrai nepamirškite ir galite išnaudoti taip savo šventės vietą. Kalbant apie Villa Valery, jinai turi net 3 tokias ceremonijai pritaikytas vietas. Viena iš jų yra vidury tvenkinio. Jau įsivaizduoju, kaip čia stovi jaunieji, ceremonmeisterė, liudininkai ir svečiai yra ne ant tiltelių, o tenai, kur stoja mūsų operatorius. Jūs dabar stebite viską svečių akimis, kaip atrodytų ceremonija. Daug kas nemėgsta daryti vienodai, tai vat būtent tokios vietos ir tokie variantai yra galimybė kažkaip kitaip ir kitoniškai pateikti ceremoniją. Tai ieškokite tokių šventės vietų, kurios turi unikalias erdves ir galimybės savo ceremoniją, tiksliau jūsų ceremoniją, daryti pas juos ir labai gražiai. Aišku, daug žmonių nenori pabėgti ir nuo tradicinių dalykų. Turėjote visiškai netradicinę ceremonijos vietą, o čia yra mažas tiltelis, per kurį net ir galite nešti savo antrąją pusę. Kadangi Gabrielės čia nėra, o Algirdo aš nepakelsiu, tai tiesiog praeisiu vienas. Man labai patinka, daug gamtos, visko daug. Apie gamtą jau minėjau ne kartą, bet tikriausiai visiems yra įdomu, kurgi laukti svečiams prasidedančios šventės. O ieškant šventės vietos, būtinai akcentuokite vieną iš momentų, kur svečiai lauks jūsų grįžimą. Kiekvienais metais pastebime tendenciją, kad šventės vietos vis didesnį akcentą skiria į vietas, kur svečiai gali laukti iš fotosesijos grįžtančių jaunųjų arba tiesiog anksčiau atvykę svečiai gali laukti šventės pradžios. Čia Villa Valery mums siūlo labai plačią, didelę erdvę, kur yra galimybė būti tiek lauke, tiek viduje. O tokiau nuo pagrindinės salės, kur gali ruoštis techninis personalas kaip mes, čia svečiai tikrai nepastebės tų tokių darbų, prailgintų vyniojimų. Jie klausys foninės muzikos, mėgausis užkandžiais, gėrimais ir tiesiog ramiai lauks šventės. Vedėjui bereikia informuoti, kiek laiko liko iki jaunųjų grįžimo,
o svečiam mėgautis nuostabiu oru. Rinkdamės į šventės vietas atkreipkite dėmesį, ką gali pasiūlyti jums papildomai. Pavyzdžiui, čia esame erdvėje, kur gali vykti ir ceremonija, ir 12 valandos kulminacija. Ji yra netoli nuo pagrindinio pastato, tad svečiams bus netoli eiti, kai vedėjas jos pakvies į lauką ir taip pat netoli grįžti. Tai yra labai patogu, nes svečiam nereikia ilgos kelionės nuo taško A iki taško B. Keliavom ir pagaliau atvyko. Tikriausiai visi komentarai rašys, kur to pagrindinė salė ir čia mes esame. Villa Valery pagrindinė salė. Durys, kurios atidarys raktą į nežinomybę, kaip atrodo pagrindinė salė ir kokie turi būti akcentai renkantis pagrindinę salę savo šventei jums. Užėjus į pagrindinę salę visada atkreipkite dėmesį, ar bus žmogus, kuris palydės svečius iki jų kambarių arba nurodys, kur jie yra. Villa Valery iš karto įėjus turi tokia kaip receptioną, įsireikšim taip, kur yra ir miegojimo kambariai ir visos šventės metu ten budi žmogus, kuris padės jums nurodys, kur yra jūsų kambariai, kuriame pastate jie yra. Taip pat dauguma paslaugų tiekėjų, tokie kaip vedėjai, savo sutartyse turi tokį punktą, kad jiem reikia kambariuko pasidėti daiktam arba atsipūsti. Tikrai nepražiūrėkit pro akis to punkto ir Villa Valery kaip šventės vieta irgi apie tai pagalvojo. Čia yra tai, kur retai būna svečiai, yra tekę būti ten ne kartą, tai yra vedėjo arba personalo kambarys. Taip, būname įsikūrę ir mes. Šviesa išjungta, šventė nevyksta ir keliaukime į pagrindinę salę, kuri yra laiptukais į viršų. Atkreipkite dėmesį, kad netoli nuo pagrindinės salės turi būti sanmazgai, tai tualetukai, kad svečiam būtų patogu. Tai Villa Valery taip pat tai turi. Taip pat visi renginių vedėjai ir grupės labai nemėgsta kolonų esančių salėje, nes jos užgožia vaizdą, svečiam yra sunku matyti vienas kitą, matyti programą. Ši vieta apie tai pagalvoja. Tai viskas yra viename, kas man yra labai patinka ir tikrai dauguma salių vis labiau atsisako kolonų dėl to, kad žino, kaip jos suvalgo erdvę. Kalbant apie desertų erdvę, jinai yra čia šioje vietoje puikiai apgalvota. Netoli, patogiai, vietos, kur būna desertai, neužgožia šokio aikštelės, kaip ir esantis baras, už baro esantis furšetinis stalas. Visos užkandžių erdvės ir gėrimo erdvės yra viename lygyje. Dėl to yra labai patogu, didžėjus, aparatūra, padekoruoti staliukai, puikiai tinka. Viskas yra suskirstyta zonomis, kas yra tiesiog raktas į gerą renginio sėkmę. O kokie būna renginiai šioje salėje, nors šio video tikslas yra ne tik parodyti Villa Valery, bet ir pristatyti, į ką reikėtų atsižvelgti renkantį šventės vietą, aš jums noriu parodyti, kokie įspūdingi dekorai gali būti šioje šventės vietoje. Labai svarbu šventės vietoje išplanavimas. Kartais stalai diktuoja sąlygas, kartais grupės diktuoja sąlygas. Tai reikia turėti mintyje ir kalbėti su švenčių vietų savininkais, kad ar mes galime turėti vienoje pusėje garsą, ar tai turėti kitoje. Kadangi esu dirbęs šioje vietoje ne kartą, žinau, kad yra puikus išplanavimas tiek vienoje erdvėje, tiek kitoje. Elektros lizdų yra pilna, aišku, jauniesiems galbūt tai ir neturi tiek įtakos, kiek techniniam personalui, bet mes norim padaryti jūsų šventę taip, kaip jūs norit, kad būtų vietos ir šokiam, ir svečiam, ir užkandžiam, ir baram, viskam, kad tiek vakaro personalai būtų patogu dirbti, tiek ir techniniam personalai būtų patogu dirbti, o jums svarbiausia švęsti. Tai tikrai ieškodami vietos, prašykite, kad vietos atsiųstų, kaip atrodo galbūt padekoruotos arba pastatytos scenos būtent jų salėse, taip galėsite atsižvelgti, kiek vietos turėsite šokiams. Atkreipkite dėmesį,
kad viloje esantis kambariai, dviviečiai kambariai, turi atskirus sanmazgus, kas yra labai patogu. O renkant į šventės vietą tikrai pasižiūrėkite, kad didžioji dalis kambarių, kurie yra būtent dviviečiai, turėtų atskirus sanmazgus. Tai pagelbės jūsų svečiam, nes tai yra labai didelis patogumas. Vestuvėse kartais nutinka netikėtų scenarijų. Pavyzdžiui, jūsų planuotos fotosesijos vietos yra uždarytos, ten vyksta remonto darbai. Rinkdamiesi šventės vietą atkreipkite dėmesį į tai, kad šventės vieta turėtų galimybių, kur daryti fotosesiją, jeigu jūsų buvusios suplanuotos fotosesijų vietos netinka. Vila Valeri turi daug įvairiausių vietų. Daug gamtos, kur galite pasidaryti vestuvinę fotosesiją. Tai jūsų ir svečiai nepamatys, nes erdvė tikrai yra labai didelė ir patiems bus malonu, kai kadrai gausis tiesiog tobuli. Taip pat, kalbant apie akcentus, aš prieš tai paminėjau, kad kai kurios vietos turi vietas pritaikytas šampano taurių piramidėm. Nors tai buvo dingę iš mados, bet šiemet, nemeluosiu, turėjau ne vienas vestuves, kuriuose grįžo gintaro dulkių ceremonija. Labai dažnai, kad nestatyti kokio nors aukuro, kuris atrodo pigiai ir nelabai kokybiškai, šventės vietos turi specialius tam pritaikytus aukurus. Šiuo atveju yra tikra, neįsireikščiau, nepykit, bet tokia mini laužavietė, kuri atrodo labai gerai, patys matot, kur gali vykti gintaro dulkių ceremonija. Svečiai sustoja ratu, viskas vyksta šeimyniškai, glaudžiai, pasako norus, meta gintaro dulkės į ugnį. Kaip veikia gintaro dulkės, aš nepasakosiu, bet kai renkatės gintaro dulkę savo šventėj, būtinai turėkite mintyje, kad šventės vieta turėtų vietą, kur tai įgyvendinti. Dar viena ceremonijos vieta, galbūt kiek nors standartiškesnė negu įprastai ceremonijai, tai yra rotonda. Tokių rotondų galite sutikti Palangos Birutės parke, o čia jinai yra tiesiog šventės vietoje. Kaip matote, gamtos apsuptis, mano gamta jau paminėta, nežinau, kokį 58 kartą, bet nuostabu. Čia jau svečiai susodinti arba tiesiog stovi, kol vyksta arba metrikacinė, arba humanistinė ceremonija. Viskas yra puikiai pritaikyta, po to svečiai gali tiesiog keliauti į vieną arba kitą erdvę, laukti jaunųjų, neišvažiuoja į fotosesiją arba tiesiog fotografuojasi čia. Nes kaip matote, už rotondos esanti gamta reikalauja vienos arba kitokios nuotraukos. Vestuvių podcastas yra apie vestuves. Taip, mes parodėm ir mažąją vilą, ir pagrindinį pastatą, vietą, kur laukti svečiams, ceremonijos, jau parodėme kelias vietas, kaip atrodo tinkamos šventės vietos, tinkamos salės, bet kalbant apie pačią Vila Valeri, jinai siūlo ne tik šventės vestuvėms, jinai siūlo galimybę švęsti asmeninės šventės, įmonių šventės, daug erdvės, čia gali įvykti įvairiausios pramogos ir taip pat, jeigu tiesiog norit pabėgti nuo miesto šurmulio, galite atkeliauti į Vila Valeri, pailsėti arba turėti aktyvų poilsį. Tenisas, krepšinis, tinklinis, džakuzi po viso sporto tiesiog laukia jūsų Vilai Valeri. Aš sakau, kad geriau vieną kartą pamatyti, negu 100 kartų išgirsti. Tai keliaukim už mano nugaros, kur visi tai ir laukia. Gerai, nepataikiau. Ir vėl nepataikiau. Bet, kaip ir kalbėjau, yra vietų švęsti ir aktyviai, tiesiog pailsėti net ir aktyviai. Vaikų žaidimų aikštelė iš karto esanti prie namų, tai tėvai tikrai matys, ką veikia jų vaikai ir arba tiesiog girdės tą tokį pyktį, kokį aš išliejau nepataikęs į krepšį. Čia mano minėti nameliai, poilsinės vietos, kur gali svečiai ir apsistoti. Jie taip pat yra priskiriami ir vestuvėms bei įmonių šventėms, bet jeigu norite atvažiuoti tiesiog pailsėti, galite rinktis vieną iš jų.
mano minėti nameliai arba kambariai, kaip kam patogiau, taip vadinkite, yra labai privatus. Galite privažiuoti asmeniškai su savo automobiliu, galite net ir tiesiog statyti keletą automobilių, jie bus prie pat jūsų, bus saugiai, o čia yra tie mano minėti privatus nameliai, kurie ne tik šventės metu, bet ir poilsio metu gali tapti jūsų puikia erdve miegui. Prie pat namelių yra ir antra iš 3 Villa Valery džakuzių, o dabar keliaukime į aktyviąją zoną. Krepšinis, futbolas, tenisas, tinklinis, tiek daug aktyvaus poilsio gali pasiūlyti Villa Valery. O dabar keliaukime toliau. Ši erdvė yra ne tik puikiai pritaikyta poilsiui, čia gali vykti ir sportiniai renginiai, įvairiausios sporto stovyklos, tiek mažiems, tiek dideliems. Taip pat, manau, prieš tai minėti įmonės vakarėliai, nes tikrai įmonės labiau orientuojasi į tą aktyvesnį poilsį, tai tikrai ta dieninė dalis būtent gali ir vykti Villa Valery erdvėse, o vėliau keliausime į pagrindinę salę, kur jau vyks tas toks galbūt uždaras vakaras ir vakaro programa. Matau, viena pramoga paruošta ir man. Tad nieko nelaukiam, keliaukim arčiau, tiek daug kartų akcentavau ir pagaliau ji mane sulaukė. Trumpai apibendrinant visą aktyvią Villa Valery zoną. Mes paminėjom, kad yra ir pramogų vaikam, vietų, kur nakvoti, poilsiauti privačiai, su galimybė pasistatyti savo automobilį. Taip pat galimybė žaisti krepšinį, futbolą, tenisą, tinklinį, o čia gali vykti ir ta uždaroji dalis arba galbūt net ir apdovanojimai. O po viso šito mes keliaujame visi atsipūsti, aptarti visos dienos nuotykius. Ką tik viską patys matėte. Šventės vieta, kuri turi galimybę, nežinau, įvairiausias šventės švęsti. Nuo įmonės vakarėlių iki asmeninių švenčių, nuo sporto stovyklų iki gimtadienių gal net galite daryti čia. Aktyvus poilsis, patogi salė tiek didelėm, tiek mažom šventėm. Mažoji vila jaukiam pasibuvimui, didžioji vila nerealiam vakarėliui. Ir viso to pabaigoje tiesiog ištiesiat kojas džakuzį, pasiema taurę šiuo atveju vandens ir mėgaujatės gyvenimu. Į sveikatą, mielieji, ir aš nežinau, ko jūs dar laukiat, bet tikiuosi susitiksim čia ir jūsų šventėse.